Trečiadienis diena, kai mes atvykome į Italiją. Iš tiesų juokinga, bet turbūt 15 minučių intervale suvažiavo visa komanda 3 kryptimis. Tai yra 2 skirtingais lėktuvais ir automobiliais, tai buvom viešbuti visi 15 minučių tikslumu. Tai neblogas planavimas. Iš tiesų šiandieną mes turėjome vakarinį susirinkimą, kurio metu apsitarėme, kokie yra patys pagrindiniai šios dienos planai ir rytojaus planai. Ketvirtadienį mes turime shakedowną. Shakedownas tai yra automobilio testas, tai yra oficialūs automobilio bandymai, kuomet yra duodama atkarpa, kuri atkartoja geografinės vietos ypatumus, būtent, kad tai būtų panašaus tipo greičio ruožas tai, ką mes turėsime. Mes bandysime su automobilius, testuosimės, tai yra 3 km ilgio greičio ruožas, kurį galima įveikti nelimituotą kiekį kartų. Ir iš tiesų mes vieną dieną anksčiau atvykome vien tik tai tam, kad kaip galima daugiau kilometrų padarytume drauge su nauju šturmanu, su šiek tiek pasikeitusia komanda. Привет, Андрей. Конечно, на такой служебной машине. Ну, добрый, Benediktas. Nors 9 valandą vietos laiku pas mane dar nepersauktas laikas, turėjo prasidėti dokumentų išdavimas. Dabar yra beveik po 9:15, bet Italijoje matyt darbą pradeda šiek tiek vėliau. Tai yra normalu. Che si mangia la zita, che si mangia la zita alle 3 sera. Che si mangia la zita alle 3 sera. E 3 pesci che vanno nuotando e 2 lepre ben corrente. Nuvanera de Beregalanda, nuvanera de Beregalanda, nuvanera de Beregalanda, sembra la zita la tavola nanza. Nuvanera de Beregalanda, sembra la zita la tavola nanza. Norint kultūringai užkliuoti lipduką, kada jisai ypatingai yra toks plonas kaip šitas ir laukia yra karšta, tai su pirštu yra labai sudėtinga, išsitampo plėvelė. Check if it's horizontal, still horizontal. Tai kortelė padeda žymiai geriau. Tada, aišku, gali šiek tiek subraižyti lipduką, bet kadangi tai yra tik shakedowno lipdukas, tai yra tik tai testui. Lenktynėms rytoj mes turėsime į kitą, tai nieko baisaus. Che si mangia la zita, che si mangia la zita, che si mangia la zita alle 7 sera. Che si mangia la zita alle 7 sera. 7 vacche ben sei Ką tik tai baigėm oficialius testus. Tai buvo susipažinimas su automobiliu, su naujų restriktorium, apriboti visų dalyvių tarp pasaulio taurėje oro patekimas į variklius, tai jie truputėlį mažiau galingi. Tai šiek tiek nauji pojūčiai, pusę metų be automobilio vairo, naujas šturmanas, kita pasikeitusi kalba, tai toksai labai didelis rautas informacijos, kuris praėjo. Ir aišku, kad idealiam važiavimui reikia labai sklandaus ir koordinuoto darbo. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mes šiandieną įveikėme apie 50-60 km drauge. Rytoj bus labai svarbu pasidaryti gerą starto poziciją, jeigu tai pavyks. Nes dulkės beprotiškos, čia labai sausa. Automobiliui pravažiavus kokių 1,5 minutės stovi dulkių siena. Tai
bet kuriuo atveju tikslai šių lenktynių yra tikrai susipažinti ekipažui, nes tai yra didžiulis darbas ir nuo to, kaip mes dabar susidėsim pamatus, priklausys to greitis ateityje.